Labas vakaras, Sport1 televizijos žiūrovai. Mes keliamės dar kartelį į Kaliforniją ir keliamės į pasaulio galiūnų čempionato finalinį etapą. 5 atrankiniai etapai jau yra baigti ir dabar 12 stipriausių, pačių pajėgiausių pasaulio galiūnų akis į akį bandys įsiaiškinti, kuris yra pats geriausias. Pirmoji rungtis padangų sveriančių 100 kg nešimas ir Vorikas Brantas mums pristatomas pirmasis, antrasis Deivas Oslundas. Du galiūnai, kurie trečiaisiais numeriais pateko į finalinės varžybas ir jeigu tai būtų ankstesni metai, nei vieno, nei kito finale mes nematysime. Čia studijoje Žydrūnas Savickas. Sveiki, Žydrūnai. Sveiki. Šiek tiek apie tuos sportininkus, kaip jie jautėsi trečiaisiais numeriais patekę į finalą. Na, manau, geriausiai jautėsi Deivas Oslundas, kuris yra buvęs jau finale. Jisai yra laimėjęs 3. vietą prieš keliarius metus pasaulio galiūnų čempionate, o Vorikas Brantas iš tikrųjų, manau, labai džiaugiasi, nes tą gauti laimingąjį bilietą su 3 rezultatų pogrupėje buvo pirmą kartą istorijoje ir tuo jisai pasinaudojo. Ir trečiasis sportininkas šiame pogrupėje, Martinas Vildaueris, irgi pirmą kartą dalyvauja finale, taigi jie, manau, labai stipriai nusiteikia. Šiek tiek apie rungties specifiką. 100 kg galiūnų sporte nėragi labai daug. 100 kg nėra daug, bet padanga nebūdavo iki šiol dažnai naudojama. Ir sportininkam pakankamai sunku ją nešti ant vieno peties. Reikia laikyti balansą, bet to apsunkina viską, kad vyksta ant smėlio. Ir sportininkui labai greit pavargsta kojos. Na ir geriausią rezultatą parodo Deivas Oslundas, amerikietis 49 ir 66 sekundės dalis. Žiūrėsime, kaip kitiems dalyviams seksis pakartoti šį rezultatą. Bent jau pavyko visiems tilpti į minutę į tą laiką, kuris buvo skirtas šiai rungčiai. Dar vienas amerikietis, Jerry's Pritchettas. Šiame trejetai išvysime ir Eddie Hallą, Anglijos sportininką, jaunosios kartos galiūnų žvaigždę. Ir trečiasis sportininkas, kanadietis Karonas, kuris pusę taško antrajame atrankos etape sugebėjo aplenkti Deivą Oslundą, o Deivo Oslundo pasirodymą mes jau matėme. Eddie Hallas iškart mus stebina, kad jo bandymas įveikti šią antrąją rungtį yra visiškai kitoks nei kitų dalyvių. Taip, jo technika labai yra skirtinga. Pamatysime, ar jį pasiteisins. Jis taipogi yra pirmą kartą patekęs į pasaulio galiūnų čempionato finalą, kaip ir Jerry Pritchettas. O Jeffas Koronas jau dalyvauja antrą pasaulio čempionatą ir taipogi buvo patekęs į finalą 2012 metais, taipogi Los Andžele. Taigi vieta jam pažįstama, matome, kol kas jisai lyderiauja. Tai, kaip sakoma, patirtis turėtų padėti, bet Eddie Hallas nenori nusileisti, bet abu suklysta ir tuo pasinaudos tikriausiai trečiasis sportininkas Jerry Pritchettas. Kad ir kaip netikėtai pasibaigė ši rungtis šiems dalyviams, tačiau Jerry Pritchettui nepavyko pagerinti prieš tai geriausią rezultatą parodžiusio Deivo Oslundo. Na ir Eddie Hallas atrodo, kad ta jo taktika irgi šiuo atveju nepasiteisino. Na, iš tikrųjų, jeigu jis nebūtų padaręs tos apmaudžios klaidos, galbūt ir turėjo nedidelį šansą laimėti prieš Jerry Pritchettą, bet vis tik ta taktika tradicinė labiau šiuo atveju pasiteisino. Dar vienas anglas, Lorenzas Šaliai, jūsų ekranuose kartu su Terry Hollandu. Mes jau keliaujame prie pačių stipriausių pasaulio galiūnų. Daug Anglijos atstovų patekusių į finalą, kaip ir amerikiečių Maikas Barkas. Na, iš tikrųjų, dabar Amerikos ir Anglijos galiūnai yra tikrai labai stiprus ir jie tikrai dominuoja pagrindinėse varžybose. Matome
Lorencas Šalėjus jau 3 kartą patenka į finalą, o Terry Hollandas ne 9 kartą pasaulio galiūnų čempionato finale. Jisai yra taip pat buvęs prizininku. Atrodo, kad kažkam smėlis nemaišo. Aišku, matome, Maikas Burkas yra vis tik tai iš šio trejeto pajėgiausias. Ypatingai šioje rungtyje, manau, jisai gali pademonstruoti labai gerą rezultatą. Aišku, apmaudžią klaidą padaro ir tikrai daug laiko praranda. Bet vis tik tai kol kas rezultatą matome tikrai gerą. Ir jisai, manau, kad pagerins prieš tai buvusius geriausius rezultatus. O dabar svarbiausiai nesuklysti dar kartą. 100 kilogramų ratas keliamas ten, kur jam vieta, ir su labai dideliu rezervu jis aplenkė tiek Deivą Oslandą, tiek kitus dalyvius. Na, o čia matome ir netokius greitus jo konkurentus, nors savo pasirodymais jie yra patenkinti. Maikas Burkas, dalyvavęs pačiame pirmajame pusfinalyje, jis su 29 taškais keliavo į finalinės varžybas. Ir jeigu dar trumpai grįžčiau prie to anglų ir amerikiečių dominavimo galiūnų sporte, tai iš tų 30 sportininkų, kurie dalyvavo pasaulio čempionate, net 2, 4, 5, 8, 11, 14, 13. Iš viso 13 dalyvių yra būtent iš šių dviejų šalių ir nemaža dalis pateko į finalinės varžybas. Na, o čia vienas rimčiausių, ar ne, Žydrūnai, konkurentų Islandijos galiūnas Haftoras Julius Bjornssonas. Na, iš tikrųjų, jisai yra labai pajėgiai pasiruošęs, kasmet gerina sportinę formą, pastaruosius metus visą laiką buvo prizininkų trejete ir aišku, jisai pats alkaniausias laimėti pirmąją vietą. Ir žiūrint į rungtis, kurios yra parinktos šių metų pasaulio čempionatui, jam yra labai palankios rungtis, praktiškai 4 rungtise jisai gali laimėti. Kaip jums pačiam ta pirmoji rungtis? Na, pirma rungtis man nėra bloga, iš tikrųjų aš mėgstu tokias rungtis ir manau, kad turėtų viskas neblogai susiklostyti. Aišku, Haftoras pirmauja šioje rungtyje. Ir labai didelę persvarą jis lenkia, kol kas geriausią rezultatą parodžiusi prieš tai buvusi galiūną. Na ir čia Islandas ryškiai pirmas, Žydrūno rezultatas antras tarp visų 12 dalyvių. Na ir čia Brianas Shaw. Kas geriau toje rungtyje buvo? Ar kad gerai pasirodė Bjornssonas, ar kad blogai pasirodė, sąlyginai blogai pasirodė Brianas Shaw? Na, iš tikrųjų, jie yra abu pagrindiniai mano varžovai. Ir man reikia laimėti kiekvienoje rungtyje prieš juos. Aišku, blogai, kad laimėjo Islandas, bet yra gerai, kad laimėjau prieš amerikietį ir jisai buvo 4, taigi 2 taškus pirmauja prieš jį. Čia po pirmosios rungties, skirtingai nei pusfinaliuose, kur už pergalę duodami 6 taškai ir, sakykime, ten klaidos kaina galbūt nėra tokia super didelė, nes jeigu tau labai nepasiseks kažkurioje rungtyje, tu nugalėtojui pralaimėsi 3, 4, na, pačiu blogiausiu atveju 5 taškus. Šiuo atveju tu gali prarasti net 11 taškų, jeigu tau viena rungtis susiklosti siaubingai ir tada kovoti dėl pirmosios vietos turbūt jau būtų nebeįmanoma. Taip, čia kiekvienas taškas lemia ir kaip rodo paskutiniai metai pabaigoje tarp pirmos, antros vietos būna 1, 2 arba 3 taškai, taigi negalima rizikuoti ir čia turi kiekvienoj rungtyje jau atiduoti 100% jėgų. Čia grįžimas į 2008 metus, jeigu mes matydavom 1977 metų istoriją, kur juokingi atrodė ir svoriai, ir pats galiūnų sportas gal kiek atrodė galingai, tai 2008-ieji nieko panašaus. Antroji rungtis ir jūsų dėmesiui dar nematyta nei viename pusfinalėje rungtis. Čia mes turėsime irgi 1 minutę ir turėsim svorius, kurių pats mažiausias 105 kg ir pats didžiausias beveik 300 kg. Edis Holas po pirmosios rungties paskutinėje 12 vietoje. Kiek netikėta gal, ar ne?
Na, iš tikrųjų, sportininkas yra labai netolygiai paskirstę savo pasiruošimą rungtyse. Jisai yra labai stiprus statinėse rungtyse, kaip pritūpimas, atkelimas, rasto kelimas, bet tokiuose judesio greičio rungtyse jisai nėra pajėgus kol kas šiuo metu. Šioje rungtyje reikia 2 kartus iškelti svarmenį, vieną ranką virš galvos ir po to polono ašį 2 kartus taip pat. Iš tikrųjų, svoriai nėra labai dideli galiūnų sporte, bet tos svarmens kelimas viena ranka kai kuriems sportininkam yra labai sunki užduotis ir gali būti, kad ne visi prieis prie antrosios dalies. Šie sportininkai, matom, įveikia ir kelia polono ašį. Tačiau šiek tiek sunkiau, 293 kg. Čia net ir galiūnams nėra lengva. Na, iš tikrųjų, čia svoris apie 160 kg. Čia... Oi, aš atsiprašau, ne čia pažiūrėjau, 160 kg, taip. Svoris nėra labai didelis, bet kada tu keli prieš tai svarmenį, šiek tiek jau ten jėgų išeikvoji. Ar gali būti, kad įsibalansuoji, kai iš pradžių vieną ranką turi kelti, o po to viskas pereina į 2 rankas? Na, kai kuriems sportininkams tokios kombinuotos rungtys nėra palankios. Bet man asmeniškai tai tokiose rungtyse labai gerai sekasi ir aš šioje rungtyje tikrai žiūriu optimistiškai ir turėčiau būtinai laimėti šią rungtį, jeigu noriu kovoti dėl pirmos vietos. Čia ta prasme ir prieš dalyvavimą tokios pat mintis buvo, ar ne? Be abejo, jau treniruotėse ši rungtis Brainas Shaw arba Haftoras Bjornsonas nėra tokie pajėgūs šioje rungtyje. Na, svoriai nėra dideli, jeigu jie būtų sunkesni, tai aš turėčiau tokį labai žymų pranašumą, bet su tokiais svoriais aš turiu, galima sakyti, tokį minimalų pranašumą ir reikės jo pasinaudoti būtinai. Maikas Burkas ir Brainas Shaw, 2 amerikiečių mikrodvikova. Jie kartu treniruojasi, ruošiasi šiom varžybom, treniruočių partneriai, tai labai įdomi dvikova. Čia iš esmės galim sakyti ir dvikovo, bet kaip ir vienas kitą gali timtelt gerų pasirodymų. Be abejo, nes sportininkai, matome, žymiai geriau susitvarko su pirma rungties užduotimi ir antra taipogi nesudaro didelių sunkumų. Taigi šie sportininkai parodys tikrai gerus rezultatus. Ir štai taip, jau Brainas Shaw savo parodė, Maikas Burkas atsilieka labai nežymiai, puikus rezultatai. Ir Burkas po pirmosios rungties buvęs 3 vietoje, netgi aukščiau už Brainą Shaw. Na, dabar Brainas Shaw yra lyderis antroje rungtyje. Bet jie dar laukia turbūt Žydrūno Savicko ir taip pat Bjornsono iš Islandijos pasirodymo. Pagal ankstesnės varžybas Brainas Shaw yra šiek tiek pajėgesnis tokiose rungtyse negu Haftoras, bet kadangi, kaip minėjau, svoriai nėra tokie dideli, tai gali visko būti, kad Haftoras gali pabandyti aplenkti Brainą ir aišku, bandys ir mane aplenkti. Bjornsonas pirmoje rungtyje sugebėjo aplenkti visus 11 varžovų. Na ir panašiu tempu keliame kaip ir prieš tai buvusie sportininkai. Viską lems polono ašies kelimas. Haftoras Bjornsonas kol kas šiek tiek buvo priekyje, dabar jau nebėra. Dabar jau nebėra 6 sekundės pasiekti rezultatą ir štai taip, 26 ir 43 sekundės, ar ten kiek vėliau užfiksuotas, tada kai jau nukrito svarmuo? Svarmuo fiksuojamas, kada nuskamba teisėjo švilpukas viršuje. Matome, kad Islandijos sportininkas aplenkė Brian Shaw, jisai užima 2 vietą ir aš laimiu rungtį. Man aišku būtų geriau galbūt, kad Brainas būtų 2 vietoje,
šiek tiek nustumtų Islandijos sportininką, bet dabar mes turim vienodai taškus Islandijos sportininkų. Po 2 rungčių pasidalinę pirmąją ir antrą vietas tarp visų 12 dalyvių. Žydrūnas Savickas ir Haftoras Bjornsonas yra priekyje. Bent jau taip turėtų būti ir netrukus to įsitikinsim. Brianas Shaw ir Maikas Berkas dalinasi 3-4 vietas, kurie taip pat pasidalino 3 ir 4 vienoje ir kitoje rungtyje. Taip, Maikas Burkas tikrai puikiai atrodo ir matome, kad Brianui Shaw reikia su treniruočių partneriu labai rimtai susigrumti šiais metais. O nuo 5 vietos jau dalyviai, kurie akivaizdu, kad nebepretenduoja jau dabar į aukščiausias pozicijas, visgi atsilikimas po tų 2 rungčių yra pernelyg didelis. Reklamos grįžtame į Kaliforniją, į pasaulio galiūnų čempionatą ir po pirmųjų 2 rungčių mes matėme 2 vėliavos aukščiausiai pakilusias, tai Lietuvos ir Islandijos, bet tai yra tik trečdalis varžybų. Na, o dabar dar viena rungtis ir čia mes matysime statines metamas į 16 pėdų aukštį. Ir jei teisingai suskaičiavau, tai yra maždaug 5 metrai, ar ne? Taip, 5 metrai 20 centimetrų panašiai. Na, čia jau kai kurie dalyviai savo rezultatą per minutę pasiekia, tai yra 6 statinės arba 4. Tos statinės irgi nėra ypač sunkios, bet jos nėra vienodo svorio. Taip, kas 2 statinės vis sunkėja ir pirmas 4 tai yra pakankamai lengva, bet 5, 6, 7 ir 8 yra jau pakankamai sunkios ir čia jau ne visi sportininkai susidoroja. Čia atrodo 25 kg nebūtų labai daug. Na, iš tikrųjų, jeigu vieną mes, tai nebūtų daug, bet kada tu jau permeti 6 metimus, tai tada jau ta 7, 8, kuri yra jau 25 kg, tampa žymiai sunkesnė. Ar čia pasiduoda, nebeįveikė paskutinių 2 rungčių Martinas Vildaueris. Na, rungtimis aš čia vadinu tas 2 statines, kurios taip ir liko stovėti savo vietoje, o pradžia buvo labai daug žadanti. Kuo išskirtinė ši rungtis? Na, išskirtinė ta, kad padarius vieną klaidą, tu gali labai stipriai pralošti rungtį, nes čia reikia mesti kaip automatų ir nedaryti klaidų, tada viskas klojasi kuo puikiausiai, bet suklydus vieną kartą grįžti atgal į tą ritmą yra pakankamai sunku. Deivas Oslundas 9 vieta po pirmųjų 2 rungčių. Pirmoji statinė skrenda su didelė atsarga, antroji sunkiai, trečioji vėl su didelė atsarga. O taip kas antrą gerai meta statinė Deivas Oslundas. Sportininkas aukštas, 2 metrų ir šioje rungtyje ūgis tikrai labai lemia ir aukštesnis sportininkams sunkiau. Matome, kad daug kartų tiesiog pasisekė, nes Martinui Vildaueriui tai persisverdavo į kitą pusę. Į tą nelaimingąją pusę. O Deivui Oslundui sekasi geriau. Dar nei vienas iš dalyvių nesugebėjo įveikti 7 statinių. To nesugeba padaryti ir Deivas Oslundas. Labai daug sportininkų su 6 statinėm baigė varžybas. Na ir štai, tie tokie, sakykime, nuo virpsto, jeigu tai būtų futbolas, arba dar geriau tenise, kada per tinklelį arba skrieja kamuoliukas į vieną pusę arba į kitą. Teris Holandas 5 vieta po 2 rungčių, taip nuo pirmojo ketverto atsiliekantis labai stipriai, tačiau turbūt Teriui Holandui ir ta 5 vieta tikrai nebūtų prastas pasiekimas pasibaigus varžyboms. Taip, nes vis tik tai tais metais, kada jisai laimėjo 3 vietą pasaulio čempionate, tai nedalyvaudavo dar pilna jėga
Haftoras Bjornsonas, kuris yra tikrai stipresnis už Terry Hollandą. Ir šiuo metu jam papulti trejetuką tikrai būtų pakankamai sunku. Taip užtikrintai skriejo pirmas 5 statinės ir 6 padaryta klaida, nes taip blogai jau net ir nuovargio fone turbūt mesti neįmanoma. Na, kaip minėjau, čia padarius vieną klaidą labai sunku iš tikrųjų. Kada meti, tu nematai, kur meti ir turi viską jausti tavo kūnas. Dar vienas šešetukininkas, taip, dar vienas šešetukininkas ir Lauren Ollands. Įdomu, ar čia ji labai džiaugiasi savo vyro pasirodymu, ar nelabai džiaugiasi. Na, manau, kad visada norisi geriau, bet pagal Terry Hollando ankstesnius pasirodymus šeštoje rungtyje, tai toks pagal jo lygį rezultatas, tai turėtų tikrai neliūdėti. Pirmas 5 statinės skriejo labai gerai, na ir čia mes turime pirmąjį ketvirtuką. Maikas Berkas, Jungtinių Amerikos valstijų atstovas, vėl pradės nuo pačių lengviausių, nuo 18 kg sveriančių statinių. Na ir pirmoji netaip skrieja kaip turėtų. Štat antroji, kaip nepasiseka. Čia nepasiseka. Iš tikrųjų, po tokios klaidos labai sunku grįžti į ritmą ir jau apie gerą rezultatą negalima kalbėti, nes aš esu laimėjęs ne kartą šitą rungtį per 16-14 sekundžių, bet tu net nežiūri į kartelę, nes tu turi mesti kuo greičiau. O toliau viskas užtikrintai. Maikas Berkas, aišku, nepatenkintas dėl to vieno nesėkmingo epizodo, bet šiaip beveik visos statinės perskriejo kartelę su labai didelė atsarga. Taip, iš tikrųjų, čia, kad tas sportininkai stiprus, tai pagrindinė problema, kad statinė perskristų per kartelę ir ne aukštis problema, bet tiesiog pataikyti tą trajektoriją. Dar vienas 3 vietos laimėtojas kol kas, 2-kart pasaulio čempionas Brianas Shaw. Ir -4 taškai. Aišku, kad Brianui Shaw ta 3 ir 4 pozicija yra ne rezultatas, tad tuos 4 taškus jis per likusias 4 rungtis pabandys atkovoti. Tiesiog įspūdinga pradžia. Na, tempas tikrai geras. Rezultatas turėtų būti apie 16 sekundžių, jeigu nepadarys klaidų. 16 sekundžių. Visi 8 objektai permesti, visos 8 statinės pasiekusios tikslą. Na ir Brianas Shaw, galingasis Brianas Shaw triumfuoja. Čia turbūt palaikymą Brianas Shaw šiose varžybose turėjo milžinišką. Be abejo, kad Jungtinėse Amerikos valstijos jisai, kada yra laimėjęs 2 kartus jau stipriausių pasaulio žmogaus titulą, jis yra populiarus ir daug nori, kad laimėtų jisai 3 kartą. Na ir dar kartelį, tie skrendantis objektai, tos skrendančios statinės per kartelę, liko tik 2 dalyviai. Haftoras Bjornsonas ir Žydrūnas Savickas. 2 geriausiai pasirodė dalyviai per pirmasias 2 rungtis. Haftoras taip pat turi puikius šansus šioje rungtyje gerai pasirodyti. Irgi nežemas vaikinas. Prieš 2 metus Europos galiūnų čempionate man pavyko jį įveikti, bet rezultatas tarp mūsų buvo labai minimalių skirtumų. Irgi su labai didelė atsarga kol kas skrieja statinės ir pavyksta. Labai panašus rezultatas, net keliomis 10 sekundės dalimis. Džiaugsmo pakankamai. Ir štai Briano Shaw reakcija, jokios abejonės, tos kelios 10 sekundės vėliau gali smogti labai stipriai. 0,2 sekundės dalimis Haftoras Bjornsonas aplenkė Brianą Shaw ir Brianui Shaw dar labiau apsunkęs gyvenimas. Taip, iš tikrųjų, jau 3 rungtyje Haftoras laimė prieš Brianą Shaw. Ir tai jau yra pusė varžybų ir kol kas situacija tikrai nėra palanki. Na ir čia 3-kart pasaulio čempionas. Vienas iš 2 geriausiai pasirodžiusių dalyvių per pirmasias 2 rungtis.
Ar pačiam Žydrūnai patinka ši rungtis? Taip, patinka, aš esu sumėtęs tas statinės per 14 sekundžių, bet, kaip minėjau, čia yra labai tokia rungtis, kur jeigu vieną kartą nepataikai, tai gali būti visiškai blogai ir taip šį kartą taip nutinka. Čia ne vieną kartą, čia 2 kartus nepavyksta ir laikas toli iki to paties geriausio. Ir kągi, Islandas vėl vienvaldis lyderis. Taip, iš tikrųjų, Islandas tikrai puikiai pasirodė. 2 pirmos vietos ir 1 antra, taigi jis pirmauja. Netrukus pratęsime. Sveiki, gyvi pasaulio galiūnų čempionato mylėtojai. Mes tęsėme finalinės varžybas iš Kalifornijos. 3 rungtis jau yra praeityje ir po 3 rungčių Žydrūnas Savickas yra antroje vietoje, 3 taškais atsiliekantis nuo Hoftaro Bjornsono iš Islandijos. Čia atrodo bent jau vizualiai pati sunkiausia rungtis. 24 tonos tiek sverintis sunkvežimis, kurį reikia įveikti 25 metrus. Čia yra žymiai sunkesnis sunkvežimis, nei mes matėme atrankos etapuose. Taip, praktiškai vos ne 2 sunkesnis sunkvežimis, tai yra 2 sunkvežimiai, kaip matome, o distancija yra ta pati. Taigi matome, kol kas prieš tai startavę galiūnai neįveikė nei vienas visos distancijos, baigėsi laiko limitas. Tai parodo, kad tikrai svoris yra milžiniškas, nes visa distancija yra šiek tiek į įkalnę, todėl išjudinti 2 vilkikus ir juos pratempti 25 metrus tikrai nėra lengva užduotis. Kaip Žydrūnai tokioje situacijoje, kai -3 taškai bendroje įskaitoje, psichologiškai nėra sunku? Na, iš tikrųjų nėra lengva. Vis tiek, apie tai tenka pagalvoti. Be abejo, nes situacija nėra pati geriausia, nes Haftoras yra stiprus vilkiko tempime, galime sakyti vienas stipriausių pasaulyje, ir taip pat akmenų sukelime labai pajėgus. Taigi aš turiu vieną rungtį, kurioje galiu atsilošti tos 3 taškus, bet dar reikia užsidirbti šiokią tokį rezervą, bet pritūpimo veiksme viskas įmanoma, nes čia bus nemažai sportininkų, kurie gali aplenkti Haftorą Bjornsoną. Taigi nuo pritūpimų rungties praktiškai daug kas priklausys, bet aišku, reikia stengtis visose rungtyse. Deivas Oslandas 50 sekundžių užtruko šioje rungtyje ir svarbiausia buvo įsibėgėti, po to viskas lyg ir neblogai. O Teris Holandas, kaip ir po 2, taip ir po 3 rungčių, užima 5 vietą tarp visų 12 finalo dalyvių. Tikrai stabiliai, kaip sakoma, dalyvauja Teris Holandas ir dabar yra jo rungtis. Galbūt po šios rungties jisai pagerins kažkiek savo poziciją, nes jis yra vienas iš tų stipriausių vilkiko tempimo rungties sportininkų. Bet labai sunki pradžia, galime tik įsivaizduoti, kiek jėgų ir apskritai kiek pastangų reikia įdėti, kad tie vilkikai pajudėtų iš vietos. Iš tikrųjų, pradžia labai sunki, nes 24 tonas išjudinti kuo greičiau nėra paprasta užduotis. Na, čia visai neblogai įsibėgėja dabar Teris Holandas ir atrodo, kad pagerins prieš tai buvusi geriausią rezultatą ir ne tik pagerins, tačiau tą padarys beveik 7 sekundėmis geriau. Na ir iškart matome, kiek sveikatos kainuoja tokios rungtis. Na, tikrai karštas palyginti oras ir rungtis yra sunki.
kai kurie sportininkai tiek išsikrauna, kad praktiškai paeiti nebegali po šitos rungtynės. Netgi šitaip, ar ne? Nes kojos pavargsta taip, kad nelaiko, o taipogi yra labai uždusęs sportininkas, trūksta oro. Todėl tenka kartais deguonies kaukę uždėti, kad sportininkas neprarastų sąmonės. Maikas Berkas labai gerai pasirodęs pirmose dviejose rungtyse ir kovojantis vis dar, realiai kovojantis dėl bronzinio apdovanojimo, tačiau tam reikia, jog mašinos judėtų šiek tiek greičiau. Gerokai sunkesnė pradžia nei prieš tai mūsų matytų dalyvių ir Terry Hollandas neabejotinai turėtų pasiekti geresnį rezultatą nei dabar mūsų matomas Maikas Berkas. Iš tikrųjų labai sunkus startas ir dabar, kada jau pradėjo riedėti vilkikai, vis tik tai padėtis yra neteisinga Maiko, vis tik tai reikėtų labiau pasvirti į priekį. Nežinau, ar batais lenda, ar kas, kodėl jis tokią pasirinko poziciją, bet labai pagal sportininko meistriškumą prastokai tempia šią rungtynę. Ir rezultatas tikrai ne pats geriausias ir net ne antras pagal gerumą, daugiau nei 53 sekundės ir neabejotinai, kad labiausiai išsunkė tas startas ir bandymas išjudinti mašiną, vėlgi pareikalavęs labai daug jėgų, po to lyg ir antroje pusėje lyg ir viskas klostėsi daug geriau. Na čia šioje rungtyje vis tik tai startas yra sunkiausias. Matome Brian Shaw, kuriam nebėra kur trauktis ir manau, kad šioje rungtyje bandys atiduoti visas jėgas. -2 nuo Žydrūno Savicko, -5 nuo Haftaro Bjornsono. 5 taškai jau mes kalbėjome apie tuos 3 taškus, 3 taškų deficitą, kad tai yra daug, bet 5 taškai tokiam žmogui, kuris kovoja dėl čempiono titulo, yra labai daug. Tikrai labai daug ir jau vien tikėti savo jėgomis pakankamai sunku. Reikia tikėti, kad varžovai kažkur suklups. Bet startą šioje rungtyje parodo puikų. Ir tikrai prieš tai startavusius sportininkus turėtų aplenkti, bet aišku, dar startuos 2 sportininkai po jo. Labai gerai įsibėgėja Brianas Shaw ir jo rezultatas 40 sekundžių ir 56 dalis. Atrodė taip viskas gerai, bet paskutiniai metrai vėlgi neišnaudojo turbūt visų galimybių. Na, manau, kad jisai tikrai atidavė visas jėgas šioje rungtyje. Aišku, jisai nebuvo taip pavargęs kaip prieš tai startavę sportininkai, bet manau, kad geriau pratempti jau nebelabai įmanoma, kaip padarė Brianas. Ir ši tokia povyza turbūt ne paties laimingiausio žmogaus pasaulyje. Dar vienas Žydrūno pasirodymas, dar viena rungtis, jau 4. Tikslas, be jokios abejonės, yra vienas, geriau pasirodyti už Bjornsoną, už Islandijos sportininką, o tada žiūrėti jau į visus kitus. Nes pralaimėjimas dar vienoje rungtyje dar labiau sumažintų galimybės pakovoti dėl čempiono titulo, irgi labai sunki pradžia. Taip, pradžia tikrai ganėtinai sunki, po truputį įsivažiuoja vilkikai, bet aišku, kada tai yra 24 tonos, nėra toks lengvas tas įsibėgėjimas. Tada dabar jau žymiai greičiau rieda automobilis, taip kaip ir turėtų būti. Tokiais mažais žingsniukais Žydrūnai žengė į priekį, netkreipiau dėmesio į varžovus. Visi čia taip bando įveikti šią distanciją. Įvairiai, matėme įvairias taktikas. Aš, kadangi tikrai sunku pasirinkau mažesnių žingsnių taktiką. Aišku, rezultatas nėra toks, kokio tikėjausi, vis tik norėsiu Brian Shaw aplenkti, bet kol kas antras šioje rungtyje. Ir dar kartelį tas pats tempimas ir pati tempimo pradžia. 24 tonos, tiek sveria
šie du automobiliai ir Haftoras Bjornsonas. Na, laimėk dar šią rungtį ir tada Žydrūnas pasiųstas į gana gilų knockdowną. Iš tikrųjų, jis turi puikias galimybės, nes yra ne kartą laimėjęs šią rungtį prieš mane. Ir jisai, manau, kad stengsis šioje rungtyje viską atiduoti, kad įtvirtinti savo pranašumą dar labiau, nes sekanti rungtis nėra jam palanki. Vienintelė rungtis šiose varžybose pritūpimai nėra pati jo mėgstamiausia rungtis. Bet čia jeigu ir nepavyktų padaryti taip, kad užtruktų daugiau nei 44 sekundės Islandas, tai labai svarbu, kad jis netilptų į tas 40 sekundžių ir 56 jos dalis. Netelpa. Taip, tai būtų pats blogiausias variantas, dabar dar nėra labai blogai. Vis tik tai 4 taškai, kurios galima susigrąžinti sekančią rungtyje. Na ir Haftoras Bjornsonas, labai galingas jo pasirodymas dar vienoje rungtyje. Teris Holandas įsiterpė netgi į 3. vietą ir Žydrūno rezultatas tik 4. ir beje tik 4. antroje rungtyje iš eilės. Taip, toks nesėkmingų rungčių ruožas pasitaikė ir dabar reikės paskutinėse 2 rungtyse atiduoti 120%. Minus net ne 4, minus 5 taškai ir Brianas Shaw kyla į 2. vietą turnyro lentelėje, o taip. Grįžtame dar kartą į Kaliforniją, į pasaulio galiūnų čempionato finalinį etapą. Čia studijoje Žydrūnas Savickas, kuris čempionate likus 2 rungtim atsiliko net 5 taškais. Per istoriją turbūt nėra labai daug atvejų, kai per paskutinės 2 rungtis būtų panaikinamas toks deficitas. Na, iš tikrųjų, tokių atvejų nėra daug, bet pamatysime tokią rungtį, kurioje truputį gali viską susivienodyti, nes šioje rungtyje tiek Brianas Shaw, tiek Haftoras Bjornsonas nėra pajėgiausi sportininkai. Čia turime tikrai puikius pritūpimo veiksme sportininkus kaip Eddie Hallą, Variką Brantą, Laurent Šalėjų, taip pat Jerry Pritchetas, kuris atėjęs iš jėgos trikovės sporto. Tik ne Martinas Vildaueris, kuris nei vieno karto nesugebėjo iškelti šio 330 kg sveriančio sunkumo. Taip, iš tikrųjų svoris yra didelis ir pritūpti daug kartų su tuo svoriu nėra taip paprasta. Matome, kad sportininkai turi kas kartą paliesti tokį žymeklį. Prieš varžybas yra numatuojamas kampas, kiek turi sportininkai pritūpti. Bet kaip bebūtų keista, jau daugelį metų vis tik tai amerikiečiam padaro taip, kad mažiau reikėtų tūpti negu man. Ir atidesni žiūrovai gali pamatyti, kad vieni sportininkai giliau pritūpia, kas yra žymiai sunkiau, o kai kurie truputį mažiau. Taigi reikės man kovoti ne tik tai su sportininkais, kad aplenkti juos, bet reikės padaryti ir šiek tiek didesnį darbą, nes mano aukštis buvo parinktas truputį ne pagal mane. Na ir Pritcheto puikus pasirodymas, 11 kartų iškeltas svoris, tikrai geras rezultatas. Taip, puikus rezultatas. Kaip minėjau, sportininkas yra jėgos trikovininkas ir čia jam labai įprasta rungtis. Ir taip pat pamatysime dabar Eddie Hallą, kuris, manau, turi labai realius šansus pasiekti kažką panašaus kaip Jerry Pritchetas, o galbūt žinant jo rezultatą ir aplenkti. Edis Hallas labai prastai pradėjo šias varžybas, šį finalą. Paskutinis jo buvo rezultatas nešant padangas, bet po to šiek tiek gerino situaciją, na ir dabar šioje rungtyje gali pagerinti ir dar labiau. Matome, kad
labai nevienodai. Vieną pritupimą liktai atrodo lengviau pritupė, kitą sunkiau, bet tempas panašiai yra geras. Ir matome, kad artėja prie Jerry Pritcheto rezultato ir susilygina. Edis Holas įspūdinga, atrodo, kad jau tie paskutiniai iškėlimai, paskutiniai pritupimai yra per negaliu, tačiau šiuo atveju turbūt gerai, kad Edis Holas tiek daug kelia ir sunkina situaciją tiek Brianui Shaw, tiek Hoftorui Bjornsonui. Na, iš tikrųjų, gal ir neblogai, bet 14 pakartojimų tai jau ir man pakankamai apsunkinta situacija, nes manau, kad Haftoras nelabai 10 pritūptų, o Brianas Shaw irgi manau, kad nelabai daugiau negu 10 gali pritūpti. Tai vis tik tai ta situacija rodo, kad man reikia dabar jau tų 15 kartų, kas yra iš tikrųjų pasaulio rekordas. Kuris priklauso? Na, šiuo metu matėme 14 kartų, tai Edis Holas pasiekė pasaulio rekordą. Prieš tai buvo, man atrodo, 13 kartų. Štai taip, ir Edis Holas turi galimybę dar pasivaržyti dėl 6-osios vietos pasaulio čempionate. Aukščiau turbūt, kad nepakils. Teris Hollandas yra gerokai toliau už jį. Na, Maikas Barkas jau po pirmo pakelimo labai stipriai vargsta, nepalyginsi. Matosi, kad tikrai sportininkas nepadarys didelio rezultato 3 kartai, bet Maikas Burkas pakankamai komfortiškai yra 4 vietoje, tai manau, kad labai nepablogina turnyrinė situacija. Iš esmės pakilti aukščiau beveik nėra galimybių, nusiristi žemiau irgi ne per daugiausiai. Kaip ir varžybos jam jau baigtos, galima sakyti, nes nei aukščiau, nei žemiau 4 vietos nelabai galima. Kai klausiau po 3 rungčių turėti 3 taškų deficitą yra sunku, tai po 4 rungčių būti tik 3 ir atsilikti 5 taškais, tai psichologiškai nervų turbūt kainuoja dar daugiau. Be abejonės, kad tai nėra gera situacija, bet dabar apie tai negalvojame. Dabar svarbiausia pritūpti 15 kartų su štanga, truputį kreivai pasiėmė už štangą ir kiekvieną kartą labai išbalansuojam ant tūpiant ir matome, kad pirmą vieną pusę paliečia, po to kitą ir iš tikrųjų pasitaisyti jau nėra galimybės. Kas pavyzdžiui būna galvoje po tų 10 kartų iškėlimo? Na, iš tikrųjų aš jaučiau, kad galiu tą padaryti, tik didžiausia problema buvo, kad blogai pasiėmiau štangą ir man truputį sunku buvo kilnoti. Viskas, 15. Jeigu būtų Edis Holas iškėlęs 16, dar būtų įmanoma eiti tolyn? Be abejonės, kad situacija būtų kitokia ir kada tu eini po sportininko, tu visada turi šiokį tokį motyvacinį užtaisą padaryti vienu daugiau. Jau buvo 100% įsikrovimas ar buvo dar įmanoma pakelti bent kartą? Na, iš tikrųjų, kada aš padariau tai, ko man reikia, daug jau jėgų tikrai nenorėjau atiduoti, nes dar laukia viena rungtis. Brianas Shaw 1 tašku daugiau turi po 4 rungčių. Na ir dabar aišku būtų visai neblogai, kad nepasiektų pavyzdžiui Jerry Pritcheto arba pasiekti, aišku, Edis Holo rezultato sudėtinga, bet Jerry Pritcheto 10 irgi galėtų nepasiekti Brianas Shaw. Na, irgi nuo pirmo pritūpimo matosi, kaip vargsta amerikietis. O sportininkas, matome, kad jam tikrai mažiau reikia tūpti negu kitiems sportininkam. Ir tai įgalina jį tikrai pasiekti neblogą rezultatą. O kaip taip gali būti? Tiesiog tai yra teisėjų kompetencija ir mes jau čia nieko negalime padaryti. Bet akylesni žiūrovai mato, kad tikrai sportininkas ne tiek pritūpė, prašai pusiau pritūpimas yra. Ir matome, kad jis tikrai pasiekė visai neblogą rezultatą kaip jam. Ir šiaip įvertinus, kaip jis pirmą kartą pritūpė, atrodė, kad to jo pasirodymas ir užsibaigs. Iš tikrųjų, tai jo yra tai silpniausia rungtis, bet tas
Jam padėjo tai, kad reikėjo jam tūpti ne taip giliai, nes jeigu būtų tūpęs taip, kaip tūpė Jerry Pritchettas, kaip aš, tai gali būti, kad būtų nei vieno karto nepritūpęs, nes kiekvienas centimetras giliau pareikalauja labai daug jėgų. Haftorą Bjornsoną pamatysime, kad teisėjai pastatė į teisingą situaciją ir jis turės tikrai daug problemų ir daug vargo. Vis tik tai tikrai reikės labai giliai tūpti sportininkui. Na kągi, 330 kg yra ant pečių ir vienas yra. Tai jau reiškia, kad ne paskutinė vieta. Matome, kad vos nepadarė klaidos. Sportininkas net sujudėjo. 2 kartai būtų jį labai nubloškę žemyn, bet jisai žino, kad kiekvienas taškas čia svarbus. Ir kovoja tikrai sportininkas iš visų jėgų. Matosi, kad jėgos jau senka, bet vis tiek ta motyvacija yra didžiulė. Nori laimėti pirmą kartą pasaulio čempiono titulą. Ir kad svarbiausia situacija po 4 rungčių yra tiesiog tobula tai padaryti. Iš tikrųjų situacija gera, bet vis tik tai kol kas tai neužtenka 7 kartai. To, kad išsaugoti pranašumą. Neužfiksavau, bet čia bus kokia 6 turbūt vieta. Po šios rungties aš pakilu į 1. vietą ir esame visi 3 sportininkai labai vienodai ir labai šalia, taigi paskutinė rungtį viskas. 7 netgi, ne 6, o 7 vieta ir tai reiškia, kad nuo -5 iki +1, kalbant apie dvikovą su Haftoru Bjornsonu, Brianas Shaw yra 4, irgi +3 taškai, nuo -1 reiškia yra +2. Situacija prieš paskutinėje rungtį yra tiesiog fantastinė ir turbūt kiekvienas sporto mylėtojas, norintis intrigos, tą intrigą štai čia gavo. Norint laimėti 1. vietą, man reikia būti bent antram. Bent antram, nes 3. vieta jau negarantuotų laimėtoją. Los Andželas, Kalifornija. Pasaulio galiūnų čempionato finalinė rungtis. O padaryti tai nebus lengva, nes per paskutiniuosius pasaulio čempionatus dar nei karto nepavyko man įveikti šioje rungtyje nei Haftoro Bjornsono, nei Briano Shaw. Taigi reikės padaryti tai, ko dar nesu padaręs, norint laimėti 1. vietą. Nuo 130 iki 185 kg sveriantis akmenis. Ir situacija yra tokia, kad tas 1,5 taško vis tiek nėra tobula situacija, bet yra vis tiek geresnė negu, kad ten geresnė. Yra velniškai geresnė, lyginant su to, kas buvo po 4 rungčių. Be abejo, dar labai svarbus momentas yra, kad psichologinė situacija pasikeitė. Ir tiek Brianas Shaw, tiek Islandijos sportininkas yra šiek tiek psichologiškai dabar sugniuždyti, nes aš juos lenkiu dabar. Jau negalime daryti jokių klaidų, matome apmaudžią klaidą daro Maikas Burkas, ar ne? Maikas Burkas, bet jam tai nieko nepakeisis, kaip stovi 4. vietoje, taip ir liks. Brianas Shaw labai kietai. Tikrai gerai kelia, bet matome labai smulkių klaidelių. Ir man vis tik atsiranda šansas. Tas rezultatas, kuris padarė, susikloščius sėkmingai įmanoma jį pagerinti. Koks dažniausiai būna jūsų paties rezultatas? Na, iš tikrųjų panašus. Apie 30 sekundžių, ar ne? 23, 24, 25 gali būti. Vis tik tai ši rungtis yra palankesnė aukštiems sportininkam. Todėl man bus netaip jau ir lengva kovoti su Briano rezultatu, nes dabar didžiausias tikslas yra aplenkti Brianą. Tai garantuotų 1. vietą. Na, čia Maikas Burkas pasistengė. Gerai, kad nieko nebuvo kitoje pusėje. Taip, iš tikrųjų, tai tokia klaida, kokios nesumatęs per pasaulio čempionato istoriją. Gerai, kad jinai nieko Maikui nelėmė. Haftoras Bjornsonas irgi turint tokį tiesioginį
oponentą irgi nėra blogai. Tai iš tikrųjų vis tik tai šį kartą aš turiu daryti tą, ką aš galiu geriausiai padaryti. Čia jau nesvarbu, kas yra šalia. Nes mano svarbiausia užduotis pagerinti Brian Shaw laiką. Na, Islandas tai nerealus yra šioje rungtyje ir jis... Jam yra vienintelis šansas laimėti rungtį ir tikėtis, kad aš nelaimėsiu prieš Brianą. Ojojojojojojojojoj, 43 sekundės dalis. Ir tos 43, linksmas Briano Shaw veidas, 43 sekundės dalis dovanoja ketvirtąjį pasaulio čempiono titulą. Tos sekundės, kai žydrūnai dar nežinojot, koks yra laikas, labai ilgai bėgo. Iš tikrųjų labai ilgai bėgo, mums paskelbė rezultatą kažkur po 2 minučių, tos 2 minutės buvo labai ilgos. Nes vis tiek, aš suprantu, kad gali, na maždaug jeigu 5 sekundės, kad gali jaust, bet kada yra 10 sekundės dalis, tą padaryti turbūt yra neįmanoma. Taip, iš tikrųjų buvo sunku žinoti ir buvo to nerimo tiek Brian Shaw, tiek Haftaro veide, tiek mano. Na ir galutinė rikiuotė. Žydrūnas Savickas, 4 kartą pasaulio čempionas, 64 taškai. Vos pusę taškelio nusileido Haftaras Bjornssonas. Jeigu būtų pusę sekundės blogesnis rezultatas, Islandas būtų tapęs 1 kartą pasaulio čempionu. Tiek šioje Galiūnų laidoje. Ačiū Žydrūnai, kad apsilankėte pas mus studijoje. Sėkmės jums. Na ir pabaigai pats desertas ant paties aukščiausio podiumo laiptelio. Malonus jausmas. Taip, tikrai malonus jausmas buvo susigrąžinti pasaulio čempiono titulą, nes 2013 metais buvau antroje vietoje. Na ir ši taurė čia turbūt ne džipas, lengviau parsivaryti iš Jungtinių valstijų. Be abejo, šią taurę mes galime pamatyti vienoje iš sporto prekių parduotuvėje Lietuvoje. Jinai ten yra eksponuojama. Manau, kad ne vienas yra matęs ją. Ačiū uždėmesį, iki.